Tai labas rytas dar kartą visiems. Labai džiaugiuosi, kad pasijungėte sekmadienio rytą. Pas mane rytas, pas jūs jau pietai, aišku. Ir šiandieną, žinote, kaip visą laiką, kai paskelbiu, kad susitiksime, visą laiką eina įvairiausios informacijos, apie ką turėtų eiti pokalbis, apie ką turėtų būti įskleista energija. Bet kaip visą laiką, kai atsisėdu prieš susitikimą, visą laiką yra paduodama energija ta, kas susirenka į mūsų erdvę ir ką gali mano energetika tiesiog perteikti tai, kas vyksta aplamai jūsų gyvenimuose ir kas yra svarbu jums išgirsti, apie ką pasidalinsiu. Ir žinote, jeigu... Labas rytas. Labas rytas, Rena. Ir jeigu turite kažkokių tai klausimų, jūs galite tiesiog į čatą parašyti, aš jums atsakysiu. O šiandieną aš apie tai, kad eiti, šito išjungsiu jūs, Irena, apie tai, kad tiek daug informacijos ar ne yra visur, tiek mes daug galime skaityti, sužinoti ir tiesiog pasiklysti. Pasiklysti visame tam informacinėme centre. Tai mano tokia rekomendacija yra, jeigu turite savo vedlį, kuris jūs veda šiame etape ir jis jums reikalingas, tai ir keliaukite kartu su juo. Bet jeigu jūs keliaujate šitam savo etape vienas, tai klausykite visą laiką savo širdies ir stebėkite, kas vyksta jūsų gyvenime. Žiūrėkite, mes nesam atskirti nuo visko absoliučiai, jeigu mes savo aplinką stebėme, mes matome sluoksnis po sluoksnio, kas vyksta mūsų gyvenime. Ir ypatingai kiekvienas žmogus mes esame skirtingas ir visas mūsų potencialas, ar ne, yra kvantinėme lauke, visas mūsų potencialas yra mūsų DNR ląstelėse. Tik tos mūsų DNR ląstelės jos veikia tikrai labai minimaliai. Ir kiekvieną kartą mes jas suaktyvinę su savo šviesos kūnu, su savo vidiniu impulsu, mes aktyviname jų potencialą veikti mūsų kasdienybėje. Tai esame mes, tai yra mūsų struktūra, tai yra mūsų dalis. Tai kiekvieną akimirką, jeigu leidžiu savo pažinti save, kas aš esu, man yra tiesiog lengva ir paprasta eiti per gyvenimą. Tai yra pagrindinis dalykas žmogui, ne? Suvokti, kaip aš keliauju savo kasdienybėje ir kaip man sekasi naviguoti, kaip man sekasi įkūninti visas savo dalis, eiti per šitą gyvenimą. Tai reiškia įkūniju tada, kai aš jaučiuosi viduje pilnatvėje. Pilnatvėje visame kame, ar ne? Tai yra santykis, tai yra jausmas, tai yra emocija, tai yra mano veikla, tai yra mano darbas, tai yra mano finansai, tai yra apie viską, kas aš esu. Tai dabar žiūrėkite, jeigu mes šiandieną, ar ne, einame tik tais vienu tempu ir kažkokį turime tikslą ir neklausome nei savo vidinių impulsų, neklausome, ar ne, kas yra mūsų erdvėje, tai mes ir eisime tik tuo vienu tikslu. Ir galbūt žemiškam lygmenį mes jį ir pasieksime, viskas yra gerai, bet mes kitų savo dalių negirdėsime. Tai mūsų tos ląstelės, kurios jos negauna tos aktyvacijos, jos tiesiog per kažkurį tai laiką pradės sirgti. Sirgti ir tiesiog žmogus jaus fizinius negalavimus. Tai nesame mes atskirti nuo tam tikrų subtilių dalių, nuo savo visų kūnų, kuriuos jaučiame ir kurių nejaučiame, ar ne? Nesame atskiri nuo savo sąmonių dalių ir nesame atskiri nuo savo laukų. Ir ypatingai kiekvieno žmogaus sąmonė, jinai ypatingai veikia skirtingai. Jeigu tik įleidžia žmogus į save suvokimą, kad aš esu sąmonė ir šiandieną galiu sukurti tam tikrą lauką, kuriame įaktyvinsiu savo aukštesnių sąmonių dalis, aukštesnių sąmonių impulsus ir tą lauką perleisiu į realizacijos lauką. Ir tada aš taip naviguodamas savo kasdienybėje keisiu tam tikrus
senus struktūros, galima sakyti, įspaudus. Ir taip viskas vyksta nuolatos. Nuolatos mes pereinam sluoksnis per sluoksnio, pereinam tą evoliucinį laikotarpį. Ir kas yra pagrindinis dalykas žmogui? Žmogui tai yra, kad jis jaustų save, jaustų savo širdį, jaustų, kas vyksta jo gyvenime ir leistų savo išbūti savo tyloje, savyje, kad susivokti, kas ateina per jį, ne per išorę, kas yra paduota, bet kas ateina per patį žmogų. Mes esame tokie skirtingi, mūsų visų energetiniai centrai veikia skirtingai. Mūsų kanalai, ar vienas kanalas, ar daugiau kanalų, veikia skirtingai. Mes laukų esam susikūrę visi skirtingai. Viskas priklauso, kiek mes leidžiame savo sąmonių, reiškia sąmonių skirtingų sluoksnių įeiti į mūsų kasdienybę. Ir taip mes visiškai skirtingai naviguojame, skirtingai įkūnijame savo kasdienybę per subtiliuosius lygmenis. Ir žinote, ir tai yra sunkiausia turbūt žmogui. Žmogui yra lengviausia kažką nukopijuoti, kažką paskaityti, kažką išgirsti ir galbūt pritaikyti, jeigu rezonuoja. Tai viskas yra gerai. Kai mes pritaikome ir jeigu rezonuoja ir mūsų gyvenimas kinta. Kinta pagal aukštesnį lygmenį, tai pagal kokį lygmenį? Ne pagal kažkieno, bet kinta pagal mūsų pačių aukščiausiąjį tašką. Bet jeigu mūsų gyvenimas nekinta, mes kraunam į savo struktūrą, kraunam tos informacijos, esam protingi, suprantam, žinom, bet gyvenimas nekinta, pojūtis viduj nekinta. Pojūtis yra ne trūkumo, jaučiu negerumą, emocijos kyla. Tai reiškia, nieko gero nepadarau dėl savo gyvenimo, nes niekas nekinta mano viduje, niekas nekinta mano išorėje. Nes pirmoje eilėje kinta viskas viduje, tada žmogus gali pamatyti, kokia jo yra išorė. Mūsų išorė atspindi mūsų vidinę būseną. Tai dabar žiūrėkite, ar ne? Pagrindas žmogui yra apie tai, kad aš įsiklausau į save, girdžiu save, susitelkiu, leidžiu savo ar ne dienoje 10-15 minučių pabūti tyloje su savimi ir išgirsti save, ką sako mano širdis, ką sako mano ląstelės, ką sako mano protas, nors jisai naviguoja per dieną aktyviausiai, ar ne? Ką sako mano viena sąmonės dalis, ką kita sąmonės dalis, kokį aš gaunu impulsą, apie ką aš esu, apsižvalgau, ar ne, kas pas mane yra aplinkui, koks sluoksnis, ar yra džiaugsmas, ar yra liūdesys, ar yra baimė, ar yra pasitikėjimas. Tiesiog apsižvalgau, pasižiūriu ir ką darau, keičiu taip, kaip aš noriu iš savo vidinės ašies, taip kaip aš noriu pajaus savo gyvenimą. Pilnatvėje tikrą, gryną, savo, ne kažkieno, o savo, tai, kas aš esu iš vidaus. Ir žinokite, tai nėra, kad būtų žmogui sunku. Tiesiog žmogus nenori gilintis į savo esminius dalykus, bet pabandykite tai padaryti. Nors vieną mėnesį duokite savo laiko po 15 minučių per dieną išbūti tyloje ir parašykite apie tai, ką jautėte per tą momentą, kol buvote savo tyloje. Po 2 savaičių dar aš pristatysiu tokį naują savo kūrinį, kuriuo pasidalinsiu, kuris pagelbė žmonėm praeiti tam tikrus sluoksnius. Kol kas nieko nenoriu kalbėti, nes dar neturiu aš fizinio varianto ir jau kai ateis tikrai, kas esate pas mane grupėje, bus pasidalinta ir pasidalinsiu, kaip tas kūrinys atėjo į šitą pasaulį ir tikiu, kad pasitarnau žmonėm. Tai va, mėlyjeji, jeigu turite klausimų, galite užduoti, parašyti arba tiesiog įsijungti garsiakalbį ir atsakysiu aš jums į rūpimus klausimus. O kaip atsakysiu, tada keliausim į kvėpavimą truputį ir į meditaciją. Patirt save ir pabūt savo tyloje.
Niekas neturite klausimų. Gerai tada, mėlyjeji. Jeigu turėsite, galite ir asmeninę žinutę parašyti. Dabar galite užsimerkti iš karto, kad pajaustumėt, kaip išsiplečia jūsų pačių laukas, jūsų sąmonė. Ir lengvai pakvėpuokite per nosį, susijunkite su savo kūnais. Jauskite, kaip įkvepiat ir apsijungiate su savo kūnu, su savo širdimi, su savo ląstelėmis. Ir galite iš karto pradėti jausti, kaip lengvai tekinėja energija jumis. Su kiekvienu įkvėpimu jūs įkvėpėt ne tik orą, deguonį, bet ir pranos energiją. Ir dabar tiesiog giliai įkvėpkite tiek, kiek leidžia jums jūsų pačių kvėpavimas ir iškvėpkite, atpalaiduokite žandikaulį. Galite su garsu, kaip jums jaučiasi. Ir būkit sąmoningai kvėpavime. Įkvėpiu, tai reiškia būnu, jaučiu, kaip per nosį įteka deguonis, iškvėpiu, jaučiu, kaip atpalaiduoju. Atpalaiduoju ne tik savo fizinį, emocinį ir mentalinį kūnus, bet visą savo struktūrą. Įkvėpiu, išgyvenu. Atpalaiduoju. Įkvėpiu, išgyvenu. Atpalaiduoju. Jauskit save pilnai. Kiekvieną savo dalį ir kaip įkvėpėt, jauskit savo ląsteles, kaip jūsų ląstelės aktyvinasi. Ir dabar su kiekvienu įkvėpimu kvėpuokite per širdį. Įkvėpkite, jauskite, kaip per širdį kvėpuojat ir iki pat viršugalvio. Ir iškvėpėt, atpalaiduojat. Jauskit savo širdį. Ir galite toliau kvėpuoti sąmoningai, ramiai, taip kaip jums jaučiasi patiem. Svarbu, įkvėpkite tiek, kiek galite, bet nesuteikite tam stiprios pastangos. Jauskite, kaip kvėpavimas vis kiekvieną kartą atveria jums vis platesnę erdvę jūsų viduje. Jauskite, kaip absoliučiai visos jūsų struktūros nurimsta. Nurimsta kodėl? Nes įtekinėja pranos energija.
Įkvepiu kiek galiu, jaučiu visą savo struktūrą, iškvepiu, atpalaiduoju. Ir dabar galite jausti savo viršutinę čakrą, tai karūnos čakrą. Jūs kvėpuokite savo tempu, leiskit, kad kvėpavimas jūs vestų. Ir aš toliau jūs vedu jau į meditaciją, todėl kad energetinis rautas jau yra paleistas. Aišku, ta energija, jinai jau tekėjo nuo pat pradžių, kaip mes pradėjome susitikimą. Ir dabar jauskite lengvą energiją, kaip teka jūs per visą jūsų energetinę struktūrą. Kiekvieno jūsų energetinė struktūra, kaip ir minėjau, veikia skirtingai, bet žmogus yra toksai unikalus, kad jisai gali ją suaktyvinti, įdiegdamas į savo struktūrą aukščiausius dažnius. Ir tie dažniai, jie ateina iš pačio žmogaus aukštesnių taškų, tai reiškia aukštesnių sąmonių ir aukštesnių sluoksnių. Kai žmogaus struktūrą įeidinėja aukštesni dažniai, žmogaus gyvenime natūraliai išsitrina senosios struktūros, senoji elgsena ir visi senieji imprintai. Tai ypatingai baimė, nepasitikėjimas, visi kiti dalykai, kurie kaip atspindys, tai nerimas, depresija ir tam tikros kitos formos žmoguje, jos susiformuoja būtent per tas dalis, kurios aktyviausios žmogaus gyvenime. Kai žmogus leidžia savyje įsilieti ir įkūnyti aukščiausius dažnius, visi senieji imprintai, jie pasišalina iš žmogaus gyvenimo. Tai jeigu pasišalina iš jūsų gyvenimo baimė, nepasitikėjimas, pasišalina nuoskaudas, jūsų gyvenime dingsta ir nerimas, depresija ir tam tikri kiti mechanizmai, kurie buvo įsikūnėję jūsų kasdienybėje. Ir dabar galite jausti, kaip tas rautas įeidinėja į jumis. Čia tik taip kaip pavyzdys, ar ne, toksai, kas yra labiausiai susiję žmonijos dabarties evoliucinėme momente, o yra daug visokiausių skirtingų niuansų, kas žmogų veikia jo kasdienybėje. Ir kai įeidinėja dabar tas rautas, jūs galite jausti, kaip pokytį įneša į visus jūsų sluoksnius ir į kiekvieną jūsų struktūrą. Atminkite, jūsų gyvenime žmogus ar žmonės, kurie yra, gali būti tiesiog buvime be jokio žodinio varianto ar energetinio įnešimo. Kiekvienas žmogus atlieka savo funkciją atėjęs į žemę. Tai kartais nebūtina žmogui perteikti informacinių dažnių, užtenka žmogaus buvimo šalia jūsų. Ir kiekvienas iš jūsų turite tai susivokti, matyti, kas jūsų aplinkoje veikia. Matyti savo aplinką, matyti savo žmonės, matyti, kas aplinkui jūs veidrodžiuoja. Veidrodžiuoja ir rinktis sąmoningai kelti savo dažnius. Jeigu matau, kad mano kasdienybėje
naviguoja labiausiai per kitus veidrodžiuojamą baimę, nepasitikėjimą, reiškia, aš įdėgiu į savo struktūrą, susijungdamas su kūrėju, įdėgiu aukštesnius dažnius ir matau, kaip mano veidrodžiai, jie kinta, pas jų dingsta baimės, pas jų dingsta tam tikri nepasitikėjimai ir dar kitos tos senos struktūros, kurios dar vis nori įeidinėti į kasdienybę. Aš tikiuosi aiškiai jums bandau vat, išskaityti viską, kas vyksta erdvėje. Ir vat, visas tas rautas, kuris įtikinėja, įteka jumis, tai yra kūrėjo energija ir jūs galite pajausti, kaip jinai išsiplečia jumise, jūsų kambarį, jūsų visas laukas šviesos. Jauskite tai. Ir kiekvienas dabar galite jausti, kaip jūsų laukas išsiplėtė, kaip gražiai viskas aktyvuojasi, kaip ir žinome ar ne, mūsų visa struktūra yra mikrovisata, mūsų visas kūnas atspindi mikrovisatą, o makro visata ar ne yra susidariusi iš begalės skirtingų geometrinių formų, ar ne, sakralinės geometrijos, atsiprašau, iš kvantinės fizikos, iš metafizikos, iš daug skirtingų formų, ką mes matome. Tai mūsų kūnuose vyksta viskas tas pats. Mūsų ląstelės, jose taip pat yra spiralės. Ir tos spiralės, jos veikia skirtingai. Tai kuo mes labiau leidžiame į save aukštesnius dažnius jūs galite priimti iš kūrėjo, jūs galite priimti iš savo dvasios mokytojų, galite priimti iš kitų naujųjų mokytojų ir galite priimti iš savo pačių aukščiausiųjų taškų. Labai skirtingai veikia. Taip, aš nekalbu apie astralinės būtybės, iš kurių taip pat galima priiminėti, bet jeigu jūs išlaikote savyje tik tais tą sluoksnį, kuriame jūs einate per savo vidų, per savo vidinę ašį, per savo širdį, per savo tikrumą, jūsų niekada nepritrauks astraliniai dažniai. Ir svarbiausia išlaikyti širdies tyrumą. Širdies tyrumas yra visa ko jūsų navigacija. Navigacija į jūsų tiesą, į jūsų vidinę tiesą. Ir dabar galite jausti labai stipriai, kaip įsisuka skirtingi energetiniai dažniai į jūsų lauką ir į jūsų struktūrą. Kas vyksta? Vyksta aktyvacija jūsų DNR ląstelių. Tai reiškia, jūsų potencialas, jūsų galimybės aktyvuojasi per jūsų ląsteles, nes viskas yra jumyse. Kai jūs suaktyvinat savo DNR ląsteles ir jom suteikėte galimybę veikti didesniu diapazonu, negu yra įprastai, jūs absoliučiai per savo ląstelių spinduliuotę, taip per savo biofotonus, jūs spinduliuojate tiek į aplinką, tiek per savo konkorežinę liauką, konkorežinės liaukos ląstelės, jeigu suaktyvinant veikti daug sparčiau, jūs absoliučiai naviguojate visus savo laukus, o ypatingai jūsų kvantinis laukas, jisai dabar egzistuoja aplink jumis. Kuo labiau išeinam iš linijinio laiko į erdvėlaikinį laiką, tuo lengviau jausti, kaip galime naviguoti kasdienybėj, būtent per savo kvantą, per savo kvantinį lauką, su savo kvantinė sąmonė. Visiškai pilnai viską įdiegti savo realybėje, tai, kas vyksta būtent su mūsų kvantiškumu.
Ir kuo labiau žmogus įaktyvina savyje veikti savo ląsteles, tuo labiau jo kvantiškumas veikia jo realybėje. Kuo mažiau mūsų ląstelės aktyvuotos, tuo labiau mes veikiame dar iš tam tikrų senų dalių ir veikiame iš savo biolauko. Viskas yra gerai, jeigu lengvai po truputuką evoliucionuojame, bet jeigu mes jau jaučiame, kad mum yra per ankšta būti tik tame savo suvokime, savo toje erdvėje, mes labai aktyviai įgaliname savo ląsteles veikti, jos tiesiog spinduliuoja ir viskas vyksta daug greičiau ir sparčiau. Tada mūsų visas kvantiškumas, jisai įsilieja į kasdienybę. Ir kvantiškumas, kaip jisai veikia daug greičiau, negu gali suvokti žmogaus protas. Svarbu matyti tą tikrąją, tyrąją tiesą, nenuneigti tai, kas vyksta su tavimi. Ir neįkliūti į tas pinkles, kurias kartais nori tam tikri žmogaus aspektai įkliūti kaip pasiteisinimus, kodėl vyksta tam tikri dalykai. Atminkite visada, eikite per savo širdį, per savo tyrumą, kad susivokti, kaip įveikia jūsų kvantas, kaip įveikia jūsų kvantinės dalis. Nes kai įsilieja į jūsų gyvenimą kvantinė sąmonė, ji atlieka funkcijas daug greičiau nei įprastai. Atminkite tai. Tik aspektai, kurie nenori pereiti tam tikro evoliucinio laikotarpio, kurie nori išlikti toje realybėje, jie gali jūs nukreipti per manipulaciją, pateikdami, kad tai veikia jūsų kvantinės dalis. Visą laiką grįžkite į širdį ir žiūrėkite iš tikrųjų, per ką aš veikiu. Ar tikrai aš veikiu per savo kvantiškumą, ar veikiu per tam tikrą aspektą arba proto dalis, kurios nenori priimti būtent tų naujų dalių, tai savęs kaip kvantinio žmogaus, kuris evoliucionuoja sparčiai ir įleidžia į save visas savo kvantinės dalis, aukščiausius taškus, naviguoti savo kasdienybę. Tik įkūninamas savyje tas dalis, įkūninamas suvokimą, kad aš veikiu tik per savo tyrą širdį, leisi savo pajausti savo tikrąją tiesą. Ne kažkokią iškraipytą, bet tikrąją, kuri ateina tiesiai per tavo ašį. Jinai yra dieviška. Ir ateina iš pačio aukščiausio tavo taško, dabartinio taško. Žmogaus struktūra yra antiek unikali, kad žmogus kaip sąmonė pasiekdamas tam tikrą lygmenį, suvokdamas ne vieną sluoksnį, iševoliucionuodamas per įvairiausias užvisatinės erdves, kaip sąmonė pasiekia tam tikrą ribą, mes suvokiame, kad mes grįžtame į šaltinį ir tai yra užbaigtumas. Ne, užbaigtumo nėra. Tiek kūrėjas, tiek šaltinis, jie evoliucionuoja taip pat. Tai jeigu tu pasiekiai tą ribą, kurioje tau jaučiasi, kad tu esi jau šaltinėje, suvok, kad tavo sąmonė yra antiek unikali, jinai geba sukurti naująją sąmonę, kuri evoliucionuoja toliau. Priimk tiesą apie save ir jausk dabar iš tikrųjų save, pajausk ant kiek tu gali va šitame momente susivokti. Nes šita erdvė dabar, kurioje tu esi, yra tau sukurta, kad tu susivoktum. Leisk sau tai susivokti.
Išbūk tyloje savyje. O aš sužiūrėsiu dar erdvę, kaip visada. Žmonija priaugo tokį etapą, kad šviesos būtybės galėtų paskleisti aukso dalelytės į žmonių laukus. Ir būtent į tuos laukus, kurie veikia per erdvėlaikinį laiką. Begalė žmonijos sąmonių jau geba priimti tas dalelytes kaip savo evoliucinį virsmą, bet tai nėra tik evoliucinis virsmas, tos dalelytės jos padeda visai žmonijai atverti naujus sluoksnius iš kosminės ir visatinės erdvės ir tie sluoksniai atsiveria taip pat per Žemės erdvę. Viskas vyksta lygiagrečiai, atsiveria sluoksnis subtilioj erdvėj, atsiveria sluoksnis Žemės erdvėj. Ir dabar labai gražiai matau, kaip jūsų pačių kvantinės sąmonės, jos tiesiog suprojektuoja tam tikrus tokius energetinius, tokius dažnius. Aš matau, kaip sukurtų tą dažnį tokią kaip, kaip skritulį, bet galima sakyti, ar ne, jeigu tai būtų materiniai formai, tai būtų skritulys, subtilioji erdvėje būtų sfera. Ir matau, kaip suprojektuoja ir tą dažnį visą jūsų kvantinė sąmonė įlieja į jūsų smegenų struktūras. Jūsų pačių kvantinė sąmonė tai daro. Ir jūs pajauskite, būtent per smegenis jaučiasi, kadangi prieš tai buvo suaktyvinti DNR, dabar galite priimti lengvai ir paprastai, būtent iš savo kvantinės sąmonės, sukurtą energetinį dažnį, bet tas dažnis toks gan labai, galingas, sakyčiau, ir įeidinėja būtent per smegenų ląsteles. Labai skirtingai galite vieni matyti spalvas, kiti galite jausti spaudimą, kiti galite jausti grėžimą, kiti galite jausti plėtimąsi. Labai skirtingai jumis jaučiu. Todėl, kas vyksta su jumis, jūs turite kiekvieną momentą savo išjausti. Išjausti tai, ką sakau, nenuneigti savo artimiausių kūnų, su kuriais jūs aktyviausiai naviguojate ir įkūnijate savo kasdienybę, savo realybę. Tai reiškia savo jausmą, savo pojūtį, savo emociją, savo mintį. Jeigu pajutote, kad kažkokia emocija yra neaišku iš kur,
Tai apsižiūrėkite, apsižvalgykite, ar tai tikrai yra jūsų, nes gal jūs esate ta dalis, kuri jaučia viską ir jūsų yra visi atviri centrai, kad galite išjausti kiekvieno ir tai yra ne jūsų. O gal tai yra jūsų tam tikrų būstų arba jūsų planetų veikimas. Leiskite savo pajausti, kodėl vyksta tam tikri dalykai, kurių nesuprantate. Kuriuos suprantate, viskas yra gerai, jie yra aiškus. Bet tų, kurių nesuprantate, pabūkite tame nesusipratime, kad galėtumėt suprasti, apie ką tai yra, apie ką aš esu šitam momente, apie ką aš jaučiu, apie ką mano emocija, apie ką mano mintis ir apie ką aš esu. Tu esi viso ko navigatorius, tu viso ko generatorius, tu viso ko ašis. Tai kas gali viską suvokti, išsiaiškinti, suprasti? Tu. Bet duok savo laiko suvokti apie tai, apie tą tikrumą, apie savęs išsigryninimą. Nes visa kita tai yra tik aspektai. Baimė, nuoskauda, pyktis, nepasitikėjimas. Tai nėra jūs, tai ne jūs. Tai yra tik aspektai, kurie valdo. Visų šitų aspektų atsisakymas, jis prašviesina ir pakeičia tavo kasdienybę ir realybę. Ir dabar galite jausti, kaip va tos smegenys plečiasi jūsų, nes vis dar darbas vyksta su jūsų kvantiniam dalim. Dabar labai gražiai matau, kaip viskas kinta jūsų struktūrose. Galite jausti, kaip įdinėja auksinės dalelės į struktūrą. Išsiplėtę esate. Jūsų erdvė, kurioje esate, jinai šviečia visa. Ir jauskite tai, užfiksuokite savyje. Ir man dabar tokį gražų vaizdinį parodė, kad tiesiog tokį kaip simboliką parodė, kad nukrito rožiniai akiniai ir tiesiog parodo širdį ir ją rodo man sakralinė, tokia balta, balta. Ir rodo, kaip jinai visa vibruoja, pulsuoja kiekviename iš jūsų. Ir jūs galite ją jausti savyje, nes jinai tokias balta, skaisti, skaisti. Ir jos tas skaistumas užlieja kiekvieną jūsų ląstelę, kiekvieną jūsų dalelytę. Ir protas tiesiog pulsuoja tą pačią jungtimi.
Ir dabar iš tos širdies taip jaučiasi, kad į kiekvieną jus dar įaktyvina pasitikėjimą savimi. Vat taip jaučiasi erdvėj, kad vat pasitikėjimo savimi dar vis trūksta. Tai va tiesiog per tą širdį jaučiu, kaip va ta įlieja tiesiog į jūs, dar suaktyvina pasitikėjimą savimi. Ir jūs pajauskite tai. Ir kai pasitikėjimas įsiaktyvino, galite pajausti vėl kitokią energetiką, jaučiate jūs, kas kažko tai nejaučiate, nenusiminkite, tiesiog susitelkite į savo centrą, į savo širdies erdvę arba į krūtinę ir jauskite tai, kaip kinta energetika. Ir kiekviename iš jūsų aktyvuoja jūsų atmintį per jūsų ląsteles. Ką turiu omeny atmintį? Jūsų sakralinę atmintį, apie ką jūs esate. Gali pradėti rodytis tokie galbūt kai kam ir vaizdai biškelį, kai kam formulės, kai kam niekas, bet tiesiog ateiti toks vidinis pojūtis lengvumo arba kažkam žinojimo. Labai skirtingai, nes kiekvienas jūs esat individualus ar neautentiškas ir kiekviename skirtingai viskas aktyvuojasi, bet per ląstelių lygmenį jūsų sakralinė atmintis dabar yra aktyvuojama. Vienas iš pagrindinių momentų yra savo atsiverti iš tikro ir būti savo atviru ir tikru ir pasitikėti savimi tai, kas vyksta. Nes kiekviena abejonė užveria jūsų sluoksnius ir kiekviena abejonė jūs atitolina nuo jūsų tikrosios tiesos. Kiekvienam iš jūsų individualiai aktyvuoja būtent tuos potencialų ir galimybių centrus, kurie yra jau jūsų tikimybių lauke ir turi jau potencialą realizacijai. Ir būtent eina kalba apie tai, kad susiaktyvintos jūsų DNR ląstelės prieš tai ir aktyvuojama jūsų reiškia sakralinė atmintis, atveria jum vėl kitą sluoksnį realizacijai. Apie ką tai yra? Apie tai, kad sluoksnis vienas nuimtas atveria kitam sluoksniui galimybę.
nes kol jūs neatveriat ir nepaleidžiate senų sluoksnių, tiesiog naujom galimybėm, potencialui yra sunku įeiti į realizacinį lauką ir įsikūnyti jūsų kasdienybėje. Bet tu kaip žmogus ir kaip sąmonė sąmoningai dabar suvoki ir kadangi įvyko tikrai šiandieną labai gilus ir dar vyksta procesas, sąmoningai leisk, kad į tavo realizacinį lauką įeitų daugiau iš kvantinio lauko galimybės. Tai reiškiasi, aktyvuok tai sąmoningai ir leisk išsiskleisti ir įsikūninti savo kasdienybėje. Kiekvienas iš jūsų esat autentiškas su savo gebėjimais. Tie gebėjimai, jie yra vidiniai, jie yra išmintingi, tai, kas yra jūsų. Ne kažkieno, bet yra jūsų. Jūsų dalis, jūsų struktūroje yra viskas tai, ką tu turi iš prigimties ir visa tai, ką geba sukurti tavo sąmonės. Bet tavo sąmonės, jos kuria subtilioj erdvėj, o žemiškoj erdvėj tai gali kurti per tave kaip žmogų. Tai jeigu tu kaip žmogus susivoki, kaip veikia tavo struktūra, kaip veikia tavo dalis ir priimdamas impulsus leidi įsikūnyti aukštesnių sąmonių dalim materijoje, tai reiškia, tu gali per save įkūnyti begalę daug naujų šviesos kodų, ne tik savo kasdienybėje, bet ir savo aplinkoje ir visoje žemėje. Ir tu dabar tai jauti, nes tu esi va šitame lauke, tu jauti, tu žinai, tu suvoki ir tau taip aišku. Tai ką tu turi kaip žmogus padaryti, užfiksuoti ląstelių lygmenyje, užfiksuoti tai, ką tu dabar suvoki, nes tavo ląstelės susiaktyvino. Jos įgavo daug platesnį diapazoną veikimui per savo biofotonų sklaidą. Tai ką tu darai kaip žmogus, užfiksuoji tai, ką tu dabar jauti, suvoki, žinai. Nu ir aš dar susižiūriu erdvę visą. Ir kiekvienas iš jūsų galite jausti kūrėją savo erdvėj, nes kūrėjas nuolatos buvo kartu su mum. Aišku, galva dar gali plėsti, galite jausti srautą. Dar pabūkime toje tyloje, pabūkite savo tam suvokime, apie ką esi tu šiandieną sau.
Ir dabar dar galite pradėti jausti, kaip plečiatės dar stipriau, nes nuleido šviesos kodų į kiekvieną iš jūsų struktūrą. Ir tai yra naujieji mokytojai, kurie nuleido į jūs šviesos kodų. Ir dar matau kartu plejadės šviesos būtybės, nes jos labai kartu prisideda prie visos žmonijos evoliucijos. Juos matau gal todėl, kad jie labai dažnai yra su manimi. Bet kodai būtent ateina iš mokytojų naujųjų. Ir kai ką iš jūsų gali pykinti, suktis galva, nes tai yra iš tikrųjų labai aukštų dažnių kodai. Ir dabar labai gražiai parodė, kad būtent kaip kvantinė sąmonė įlėjo sukurtą tą reiškia dažnį, tą apskritimą, kur sakiau, ar ne, būtent tik tais vat, per tuos dažnius galėsite suvokti šviesos kodus. Ir todėl vėl vyksta pojūtis smegenų struktūroje, bet kaip ir sakiau, ar ne, kai kas iš jūsų jaučiate jau lengviau, bet kai kas stipriai galite jausti net pykinimą. Bet tai yra normalu. Tiesiog, kaip visada, aš rekomenduoju po tokių procesų poilsio kūnui. Tai yra labai svarbu, neignoruokite tai ir daug vandens gerkite. Jeigu norite iš tikrųjų tuos kodus suvokti, suprasti ir išleisti ir įkūnyti savo materiniai formai. Nu ir pajauskite savo širdį, kokia jinai yra rami, išgryninta. Pajauskite, kaip aplinkui jumis, jumise yra tyra, tyra erdvė. Begalinis šviesos srautas, jisai tiesiog įsukęs ir tas srautas, jisai nuo pat pradžių jisai tekėjo, o dabar kaip kulminacija suėjo šviesos kodai į struktūras. Kam skauda galva ar pykina, tai sakau, pagulėkite ilgiau. Padėkokite savo, padėkokite visiems, kas dalyvavo kartu. Nes čia įvyko procesai ir jums, ir tuo pačiu per jumis, per jūsų ląstelių biofotonus pradės skleistis būtent aktyvuoti šviesos kodai. O aš, mielieji, kiekvienam jums dėkoju
už būti kartu, už patirtį, už pojūtį, už tai, ką galiu išjausti ir kiekviename jumyse matyti ir suaktyvinti tam tikras dalis. Dėkingumas begalinis už tai, kad esame būtent šitame evoliucinėme laikotarpy, kad susitikome ir galime patirti kartu. Apkabinu jūs kiekvieną savo širdimi ir linkiu kiekvienam išbūti, patirti save, kiek galite dar sau leisti šiandieną patirti. Dėkoju, mielieji, ir nepamirškite vandens. Iki.